Šis vaizdo įrašas turėjo būti apie indikatorius. Tačiau, daugėjant informacijos iš pačios grupės vidaus, viską tenka permastyti. Situacija verčia užduoti klausimą, ar tai buvo nesėkmingas bandymas neturint reikiamų žinių kurti mokymų projektą, ar visgi nevykusio atleisto programuotojo kripto skemas ir lengvas pasipinigavimas iš mažo informacijos srautą turinčių žmonių. Kas yra kripto imperija? Pradėkime nuo to, kad kripto imperiją sukūrė ne traderis. Ją sukūrė programuotojas, laisvalaikio muzikantas, žmogus, kuris visiškai neturi nieko bendro su finansų rinkomis. Ir galite paklausti, o tai kodėl jisai iš vis turėjo tokią idėją sukurti kažką su kripto mokymais, jeigu jisai yra absoliučiai žalias, tai aš jums papasakosiu visą istoriją. Tas traderis dirbo iSun Lithuania kompanijoje, kuri buvo finansinių technologijų bendrovė. Jisai tenais dirbo kaip programuotojas. Bet ta veikla tos įmonės buvo sustabdyta dėl finansinių nusikaltimų. Licenzija buvo atimta Lietuvos banko, darbuotojai buvo atleisti ir Ieva Trinkūnaitė, tos įmonės direktorė, buvo su Germanu ir su visais kitais patraukta į visus tuos tyrimus. Tai jie atleido visą savo personalą, savo veiklą perkelė į užsienį vien dėl reputacijos, nes toje kompanijoje nebuvo reputacijos. Atėmė licenciją, tiesiog nėra kaip plauti pinigus ir toliau. Tai visi darbuotojai ir šitas grybas, šitos kripto kabutėse imperijos kūrėjas už 2 mėnesių po tos įmonės atleidimo iš darbo jo, jisai sukūrė kripto imperiją. Tai buvo vizualiai įdomus projektas, nes buvo ir svetainė, bet programuotojui sukurti svetainę yra viena. Bet jis negalėjo paslėpti, jog jisai yra absoliutus rinkų impotentas, kad jisai absoliučiai neturi jokios informacijos. Ir tai galima pamatyti bus iš visų mūsų pateiktų faktų, medžiagos, ekskliuzyvinės, paprastų mano pamastymų, paaiškinimų. Laukite, bus labai įdomu. Sukurti projektą jis samdė jaunus traderius. Vieniems jis mokėjo atlyginimus, kitiems nemokėjo, kad šie analizuotų mokymus ir mokytų jų klientus. Tačiau dėl toksiško bendravimo mokiniai, galim sakyti, tai pamatė, nes jie davė atsiliepimus apie jo samdomus jaunus mentorius, prieš kuriuos aš nieko neturiu blogo, jie tiesiog tobulėjo kartu, mokino žmonės, dalinosi, žmonės jiems davė atsiliepimus. Bet va tas grybas, programuotojas, gitaristas, klounas, jisai tiesiog net nėra valdęs jokio projekto, jisai neturi jokios patirties niekur, apart klavišų spaudime. Ir tai privedė prie to, kad žmonės nuo jo nusisuko, dėl jo toksiško bendravimo, dėl visokių analizių vogtų, dėl to, kad žmogus tiesiog neturėjo jokios patirties. Nulinė patirtis ir vienintelis žmogus, kuris tame kanale jį palaiko, tai yra jo gyvenimo meilė. Dėl to man labai buvo keista, kai aš nuėjau į tą kanalą parašyti, kas tenais iš tikrųjų vyksta, kad jo gyvenimo meilė, jos vardas Braškė, jinai man rašo, o iš kur tu žinai, kaip tas čia kažkoks projektas vyksta? Tai va čia ir yra aspektas. Ne vieną kartą jo žmona ar mergina jam sakė, tu nedaryk taip ar kitaip. Kodėl? Nes tai yra jau kaip ir šeimos bizniukas, skemas, konkretus skemas, nes nėra patirties tiem jauniem traderiam, kurie bent kažką nusimanė išėjus, kas nutiko. Tie mokiniai, kurie buvo mokinami tų jaunų mentorių, jie tapo mentoriais. Tai yra absoliuti degeneracija. Dar blogiau, tai sakau, pagarba, nepagarbos buvimas, tenais yra tolerancija, pagarbos nėra. Visokios situacijos, konfliktai, blokavimai savo mentorių už neteisingas analizės, davimas tokių pamastymų, kaip rodyk visiems tik tai didelius procentus, kai mentorius paaiškina, kas yra pelno ir rizikos santykis, tai vat grupės vadovas pasako, tu geriau rodyk procentus, jie skatina pardavimus, su risk reward ratio tu nieko neparduosi. Savo mentorių, kuris mokina absoliučius naujokus. Tai čia yra žemas lygis, labai žemas lygis ir apie tai toliau. Ataka prieš mus.
Apie ką žodis yra per stiprus šitiems grybams, tiksliau šitam grybui ir jo sukurtai ekosistemai. Ir kaip visas tas bendras kontekstas atrodė. Pradėkime nuo to, kad buvo rašomos žinutės privačiai besimokantiems mokiniams ir klausta rekomendacijų. Rekomendacijos buvo duotos tik geriausios. Aš savo mokinių nekontroliuoju ties rekomendacijomis. Jie davė tik geriausias rekomendacijas, siūlė prisijungti. Tada buvo minima, kad indikatorius nemokamas. Kas buvo labai keista, bet, yra kaip yra, visko būna. Ir ta taka nesibaigė. Toliau buvo rašoma, kad mūsų informacija yra juokinga apie timeframe'us. Bet aš viešai esu pasakęs, mūsų kanaluose nemokamos informacijos tiesiog nėra. Aš viską apmokestinęs, nes nesu altruistas. Iš tos nemokamos informacijos žmonės be patirties susidarė įspūdį, kad tai yra mokymų kursai. Pradėjau tyčiotis, kad vaizdo įrašai yra su pamoka apie multi-timeframe'ą, apie timeframe'ų mokslus, bet iš tikrųjų jie nesupranta, kad timeframe'ų mokslas, supratimas skirtingų timeframe'ų ir jų persidėliojimo yra vienas stipriausių ir sudėtingiausių mokslų. Aš tokius dalykus darau indikatoriaus klientams. Ir visiškai naujokams yra palikti kanalai apie kripto rinkas, pavyzdžiui, kaip nusipirkti, kaip parduoti, kur užsiregistruoti. Ir šitie grybai susidarė įvaizdį, kad tai yra mokymai, nors tai yra tiesiog elementari informacija, pateikimas žmonėms, kad būtų lengviau suprasti, kas yra smart kvanta, kaip jinai veikia, kas ją sudaro, keletas praktinių vaizdo įrašų. Ir iš viso šito konteksto šitie grybai susidarė būtent tą įvaizdį, kad tai yra mokymai, ir jie nusprendė pulti, atakuoti. Būtent tai buvo padaryta prieš apsistūmusį. Ir jie galvojo, kad viskas suveiks ir vėl gausime dėmesio. Bet jie padarė labai didelę klaidą. Nes jie tik tai pradėjo šnekėti ir viskas paaiškėjo, kad tai yra tiesiog burbulas. Aš niekada nesidomėjau jokia kita grupė, man tiesiog tai yra neaktualu. Bet kai jie patys tiesiog prisiduoda save, tai važiuojam ir niekada nestoju. Kai išėjo patyrę žmonės iš imperijos, vėlgi, tai nebuvo profesionalai, bet tai buvo su stipriu pagrindu dirbantys, haslinantys jaunuoliai, kurie turėjo tikslą mokinti, padėti. Ir jie gavo gerų atsiliepimų iš tų žmonių, kuriuos mokino. Ir tai yra labai geras ženklas. Ta grupė pradėjo birėti. Informacijos kokybė krito, bendruomenė silpnėjo ir vietoje to, kad spręstų savo problemas, jie išsirinko lengviausią kelią. Ta patį, ką ir minėjau su apsistūmus. Pulti kitą ir tikėtis, kad pavyks susikrauti dėmesio. Vėlgi, nieko kito nesitikė iš tokio grybo, kuris yra programuotojas, gitaristas, laisvalaikio kažkoks žmogus ir eina į kripto daryti skemą. Jis tiesiog neturi patirties. Jeigu jisai turėtų patirties, jisai suprastų, kad finansų rinkoje reikia solidumo. Reikia labai daug žinoti, kad tu ne tai, kad įtikintum žmogų, bet kad tu parodytum žmogui vertę, ką jisai žino, ko jisai nežino, ką jisai mokinsis. Ir čia yra visas subtilumas, nes finansų rinkose neina nuslėpti informacijos nebuvimo, kitaip sakant, neturėjimo finansinio raštingumo. Jie pradėjo viešai teikti, kaip ir minėjau, kad indikatoriai vogti, kad mokymai apie nieką, tai aš dabar pateiksiu visą informaciją apie tuos indikatorius, kad jie geriau suprastų. Pradėkime nuo to, ties kuria vieta prasidėjo visas tas chaosas. Čia yra jų bendruomenė, viskas su tuo gerai. Dabar parodysiu, kuris indikatorius jiems užkliuvo. Jiems užkliuvo šitas indikatorius, tai yra viešos kripto indikatorius Chart Prime trendas. Jie pamatė, kad mano indikatorius turi panašų bangos lūžio tašką ir ties tuo pradėjo pulti. Bangos lūžio taškas yra tikrai panašus. Tai yra tikrai panašus, bet tai yra absoliučiai visai kitas indikatorius. Chart Prime indikatorių sudaro 14 eilučių, mano indikatorių trendo vietą sudaro 50 eilučių. Toliau jie pradėjo minėti, kad tai yra kitas indikatorius. Jie minėjo, kad mano signalai, o būtent šitie signalai yra duodami iš UT boto. Aš to indikatorius net nebuvau gyvenime girdėjęs. Visi žmonės, kurie mokinasi pas mane privačioje grupėje, gali tai patvirtinti. Mes niekada nenaudojame jokių indikatorių susijusių su automatiniais pirkimo ir pardavimo signalais, nes aš visiems kartojau, kad tai yra mėšlo krūva. Tačiau mes buvom išbandę labai daug skirtingų indikatorių. Ir kas nutiko? Tai nutiko, kad indikatoriai tiesiog nustojo pradėti veikti, nes rinkos sąlygos stipriai keitėsi.
tas indikatorius, kurie prikišinėja, yra UT-bot indikatorius. Jie tuos indikatorius patys perdaro, pridėsime įrodymų, kopijuoja ir patys tengiasi plagijuoti ir parduoti ir tokiu būdu jie galvoja gaus dėmesio. Čia yra pati seniausia strategija gauti dėmesio. Tai šitie indikatoriai yra UT-bot, jie yra nemokami, aš jų nebuvau girdėjęs, bet pasirodo, jisai pats žino juos, jisai iš jų kopijavo, su juos darė, bet mano indikatoriai yra visiškai skirtingi. Juokingiausias faktas yra tai, kad šituos kodus UT-bot eina pasimti ir kopijuoti, redaguoti ir panašiai. Aš tuos kodus susikėliau į dirbtinį intelektą, tiek savo kodus, tiek šituos UT-bot kodus ir matysite rezultatą. Tai reiškia, kad UT-bot alertai signalus meta vienu būdu, o mano indikatoriai meta absoliučiai kitų būdų signalus. Tai yra du skirtingi būdai išgauti signalą, o tų būdų yra labai daug. Pavyzdžiui, UT-bot sudaro 40 eilučių programinių, mano indikatorius sudaro 140. Dalis yra trendo, bet mano signalai yra 2 kartus labiau atfiltruojami ir yra visiškai kitų būdų paimami. Kitas faktas. Tai, kad UT-bot alertai yra sukurti PineScript kalba. Aš indikatorius kuriu ne tik tai PineScript kalba, aš juos kuriu ir MQL5, tai yra MetaTraderio kalba. Ir visi šitie faktai tiesiog aš juos galėjau lengvai paimti ir patvirtinti žmogui, nusiunčiant, nes jisai labai daug kartų siekė, ateik, pasiskambinam, paaiškink, ar tikrai. Bet aš supratau, kad čia yra kažkas kito, čia yra kažkas paslėpto ir tą paslėptą dalyką pagaliau pavyko iškasti. Tai yra skemų projektas tiesiog. Einant toliau. Mano signalų indikatoriai, jie yra, kaip ir minėjau, visai kitų principų padaryti nei UT-bot. Vieni signalai yra greitesni, kiti yra lėtesni, bet jie yra padaryti visai kitų principų. Dabar pakalbėsiu apie tai, kas gali kartotis, tačiau man atrodo svarbu. Šitas skyrius yra neparuoštas, tai yra grynai mano mintys. Kalbant apie tokius žmonės, viskas, ką jie gali daryti, tai stengtis atrodyti įdomus, jeigu neturi kažkokios patirties. Jeigu yra grybai, jeigu nesupranta, kaip valdyti kažkokį minimalų verslo modelį, jie buvo samdomi darbuotojai. Jie niekada neturėjo patirties versle, jie niekada neturėjo kažkokių idėjų bandyti kažką. Ir jiems staiga į tas mažas gležnas rankutes nukrito šiek tiek galios. Įrodyti, parodyti, paaiškinti, padėti. Nors ir nieko nesupranta, bet ta galia žmonės temdo. Papasakosiu keletą istorijų. Kalbant apie indikatorius, to žmogus pats kabutėse darė savo indikatorius, bet jo indikatorių niekas nenaudojo. Buvo jų Discordo skambutis ir buvo 20 žmonių. Ir jisai klausė, tai gal kas nors naudojat mano indikatorių? Vienas tyli, antras tyli, trečias tyli, visi tyli. Tas žmogus įsižeidė. Įsižeidęs, jis pradėjo blokuoti, pradėjo mutimti inventorių savo, kurį net nenaudojo jo indikatoriaus. Ir čia yra geras paveikslas tokių žmonių, kurie yra psichiškai nestabilus. Ir vėlgi, jeigu tai būtų žmogus su kažkokia nors galia, nebūtinai tai žinių galia, bet jeigu jis turėtų bent kokią realią galią gyvenime, jis elgtųsi kitaip. Nes žmonės, galingi žmonės, įtakingi žmonės nesielgia kaip vaikai. Jį, netgi jo pačio draugai, pokalbiuose ramindavo, sakydavo, baik, nedaryk. Aš neminėsiu jo vardo, bet sekančiame vaizdo įraše aš viską paviešinsiu dar daugiau, jeigu bus tik tai noro iš jo pačio pusės. Kalbant apie tą projektą, jisai tekindavo informaciją iš visų kitų Telegramo kanalų. Yra vėlgi, vaizdo įrašai yra parodyti man, yra nuotraukos atsiųstos. Yra net nuotraukos atsiųstos apie jo kabutėse patirtį, kai jisai diskutuoja su kitų nemokančių užsieniečių ir rodo savo darbus ir jie abudu ginčiasi, kuris blogiau treidina, nors iš tiesų abudu yra pajuokos objektai. Tai va čia yra labai geras paveikslas. Pagrindiniai traderiai išėjo, vėlgi, aš niekada nesistengiu atimti kredito iš žmonių. Aš juos vadinu pagrindiniais traderiais, netgi jeigu jie kažko ir nežinojo. Aš jų nekaltinu, nes jų lygis buvo žinomas vadovui. Jie stengiasi, jauni vaikinai stengiasi, tobulėjo ir, kaip minėjau, svarbiausia buvo daug gerų atsiliepimų. Didžiausia pagarba tokiem žmonėm, kurie dalinasi informaciją ir pastovi už save. Ir tokius grybus viešina.
Kalbant apie tokius grybus kaip jisai galėjo grasinti. Girdėjau, kad dar šiai dienai nepaleidžia, jeigu maždaug kažką paviešinsi, kažką papasakosi. Tai aš asmeniškai tau pasakysiu žmogau, kurio vardas iš Ž raidės. Jeigu tu nori daugiau, aš paviešinsiu ir kitų vaizdo įrašų daugiau, bet tu gaidy, tu neturi jokios galios ir niekada neturėsi. Ir po šito vaizdo įrašo žiūrėk, kad tavo šeima neiširtų, nes tiesiog tokie gaidžiai kaip tu, jie yra absoliučiai samdomi darbininkai visam gyvenimui, tu nieko neturi, jokios galios nieko. 2 metus programuoji, dirbi įmonėje, tave atleidžia, kaip programuotojai tave atleidžia, tau sekantis darbas yra skemas, nes tu pamatei, kad lietuviai neturi finansinio raštingumo ir tu nusprendai viskas. Čia mano era. Kripto, padarysi svetainę, kažką pabandysiu, mokymų nereikia, kažką paimsiu, kas bent kažkiek supranta ir važiuosi. Yra daug vaizdo įrašų. Kaip ir minėjau, šlykščiausias dalykas, kaip pats grupės, kabutėse vadovas, sako, pardavimai neis, jeigu pasakosi tiesą, rodyk procentus, kad žmonės pamatytų. Broli, tau 15 kartų sakė žmogus, procentai kvaila. Aš kiekvienam savo mokiniui pasakęs, nežiūrėkite į procentus rezultatų prasme, žiūrėkite procentus balansų prasme. Rodykit balansus, jeigu jūs norite. Procentai iškraipo. Pas juos didžiausi leverage'ai. Viešam puslapyje Kripto imperija yra rodoma. Pozicijos po 1% gryno judėjimo. Tai yra absoliuti pajuoka. Atsakomybė atiduota naujokams. Ne tuos naujokus turiu omenyje, kurie buvo pirmieji mentoriai, bet jų mokiniams. Dėl to tokie žmonės kaip Ignelis, tas kvailelis, kuris man rašo ir išsiduoda, kad jis visiškai nieko nežino, vos išsižiojęs. Tai yra puikus įrodymas, kas yra likę iš to, negaliu sakyti projekto, bet skemų, konkretaus skemų. Ir tokie skemai, jie neįra, jie tik tai atsiranda ir dingsta. Tai yra pirmas skemas, kurį viešinu ir vėlgi daug informacijos. Aš pasilieku didžiąją dalį informacijos ir kitam vaizdo įrašui. Šio vaizdo įrašo metu jūs matėte pavienius komentarus iš keleto žmonių, kurie buvo antri ir treti žmonės po vadovo. Jie turėjo tiesioginį ryšį, informaciją žinojo, mąstymą ir visą kitą. Ir vėlgi, aš pasilieku daugiau informacijos sekančiam vaizdo įrašui. Jeigu tas žmogus iš Ž raidės norės dar, aš jam pateiksiu. O jeigu jisai gazdins kažkuo, tai aš jam atsakysiu. Bet jis ne mane gazdina, jis kitus gazdina. Tai aš pastorėsiu ne tik už save, bet jeigu jisai gazdins tiem žmonėm, kurie man parašė, gražiai papasakojo situaciją, tai tu gaidy laikykis. Tu negazdink vaikams, negazdink jaunuoliams. Tu absoliutus gaidys kažkoks. Nusmurgęs gaidys. Niekur gyvenime netinkantis stovėti. Supraskite mane teisingai. Aš niekada nepuolu. Šitas vaizdo įrašas turėjo būti apie palyginimą Smart Quant indikatorių su jo minimais indikatoriais, kuriuos aš klastojau, nors mano net rašymo kalba skiriasi, aš rašau visom kalbom tas indikatorius. Toliau norėjau paaiškinti apie mokymus, palyginti jo mokymus, bet viskas pakrypo kitaip, nes paskutinę dieną man būtent parašė tie jaunuoliai papasakoti situaciją. Aš galvoju, kad jie tiesiog atėjo Kanadą, norėjau išmesti, bet labai geru kampu viskas pakrypo. Vaizdo įrašas jau dabar yra labai didelis. Tačiau kiek dar yra nepapasakot. Kaip ir minėjau, papasakosiu daugiau, laukiu atsako iš to žmogaus. Jeigu jisai ištrins grupę, dings, pasinaikins, viskas gerai, nebus daugiau vaizdo įrašų. Jeigu ne, kelsim dar vaizdo įrašų. Kelsim daugiau informacijos, daugiau faktų, nes kiekvieną dieną darant vaizdo įrašą vis ateina naujas atsiliepimų žmonių srautas. Šiai daliai apibendrinkime. Jo nickname'as yra Sanas. Sunas, nuo žodžio saulė. Jisai dirbo Aisan bendrovėje, iš kurios buvo atleistas. Kai kurie žmonės renkasi iš pirmo žvilgsnio paradoksalią patirtį, pavyzdžiui, stebėti partnerį su kitu, nes tai jiems suteikia kontrolės, adrenalino ar kažkokios išskirtinės emocijos, tai gal yra panašaus gyvenimo būdo žmogus. Toliau. Indikatoriai. Indikatorių yra juokingų istorijų. Pavyzdžiui, jisai bandė kopijuoti
Tai yra indikatorių, bet jisai nekuriant, o paveiksliukus sudedant. Matėsi persišviečiančios žvakės per lipdukus. Tai yra nerealiai juokinga situacija. Atsiuntė man, kokie yra mano indikatoriai, kur yra absoliučiai netaisyklingai padarytas skriptas, jisai bandė ieškoti iš nemokamų indikatorių ir kopijuoti, nežinant, kad mano indikatoriai nėra tie U-bot ir panašiai. Labai juokinga istorija. Toliau. Labai dar viena išskirtinė istorija, kad aš nustebau, kai tas žmogus pasakė, Kepijaus mokymai yra labai geri. Kepijus yra neegzistuojantis Robloxo traderis, bet koks skirtumas. Apie jį bus ir daugiau. Bet šitas žmogus, jisai labai gina Kepijų. Ir aš nesupratau kodėl, bet užvakar man parašė žmogus ir paaiškino, kad Kripto imperija vogė Kepijaus mokymus ir dalinosi savo premium kanale. Tai yra absurdas. Absurdas. Vienas nesuprantantis, ką daro traderis, dalinasi kito nesuvokiančio, ką daro Robloxo, Minecrafto blokelių traderių ir jie kažkaip nesueina, bet jie dirba toje ekosistemoje taip tarp nemokšų. Tai yra nerealus pavyzdys, aš tokių gyvenime pavyzdžių tikriausiai nepamatysiu. Tai yra absurdo, parodė, juodas humoras ir nieko daugiau. Indikatoriai, kaip ir minėjau, buvo sudibdyti praktiškai iš lipdukų. Tai yra kosmosas. Toliau buvo pokalbė su užsieniečiu jų grupėje, kur jisai ginčiasi su nemokamu jų kanale su užsieniečiu ir nesuprato vieno dalyko, kad nei jisai, nei užsienietis nemoka tradinti ir visiškai nei temą kalba. Tai yra tragikomedija. Jisai norėjo, kad jį reklamuotų kaip kazino. Citata, kodėl top sportas kazinkės reklamuoja? Reikia ir mum pasiekti tokį lygį. Labai logiška situacija. Nes kitoje vietoje jisai mini. Palikti, mokintis pas tuos, kurie pirmiausiai turi didelę patirtį, yra klaida. Dėl to jisai nenorėjo, kad mokintų žmonės tie, kurie supranta, nes tie žmonės atskleidžia situaciją. Jo tikslas buvo parduoti neegzistuojančius mokymus, kitaip sakant, screenshotai su Risk Rewardu viską patvirtins. Jisai pyko ant savo jauno mokytojo, kuris atvėrė akim, kad nežiūrėti į procentus, žiūrėkite į realius rezultatus ir situaciją. Tai yra nerealus žmogus. Šitas žmogus yra nerealus žmogus. Man labai sunku suvokti tą bendrą kontekstą, kaip galima dirbti toje aplinkoje, bet jau dabar man viskas aišku. Dėl to išėjo jauni traderiai, perspektyvūs jauni traderiai, kurie mokino kitus, gavo atsiliepimų, kūrė gerą sistemą. Bet vienintelė bėda yra, kai už vairo yra absoliutus protinis atsilikėlis. Skemeris, atsilikėlis su tokiais tikslais, kaip kad reklamuotų jo grupę kaip kazinkė. Tai yra absoliučiai delusional dalykas, nes žmogus neturi nei patirties, nei valdymo mechanizmų, nei kažką žino apie kriptą. Tie patys mentoriai, kurie mokino tas pačias temas apie domą, apie kurį kalbėjau prieš tai, juokėsi iš jo. Sako, kad jis net nemokėjo naudotis tuo domu, jis net nežinojo, kuriuose vietose. Ir patvirtina tą faktą, kurį aš minėjau, domas yra 10-20 metų senumo mokslai. Jie naudojami tik labai retomis aplinkybėmis. Mūsų grupė yra visai kitokia. Pas mane nėra jokios ekosistemos. Tai esu aš ir yra visi kiti. Aš mokinu, aš parduodu indikatorių ir viskas. Bendruomenės nėra. Tai yra mokymai ir yra indikatoriaus sistema. Ir viskas. Pagalba klientams. Pirmiausia, mūsų tikslas yra uždirbti pinigus, išmokti, tradinti, tobulėti. Ir tai nėra kažkokia, sakau, sistema, tai yra tiesiog mano platforma. Mano platforma skirta mokintis, tobulėti. Aktyvumas ir pagarba. Aš pagarbą jaučiu mokiniams, aš pagarbą jaučiu savo už savo darbą, klientams, jaučiu visiems kitiems žmonėms, kurie prisideda vienu ar kitu būdu. Net ir jeigu žmonės būna kanale, aš jiem pagarbą jaučiu. Bet yra vienintelis prašymas būnant mūsų kameluose, būkite aktyvūs. Tai jau esu seniai pasakęs, kad aš pinigų neimu iš nemokamų grupių kanalų, tenais daug informacijos nėra, nebent kažkoksai naujienų srautas. Tai jeigu būnat mūsų Discordo kanalas, dėkite reakcijas, tai yra tiesiog prašymas jums, patys pasyriausi žmonės yra šalinami iš grupių nemokamų, tai yra labai logiškas faktorius, kaip sakau, mainai už mano laiką yra tiesiog paprastos reakcijos, tai ačiū jums.